Šiandien stebime matematikos pamoką Gargždų kranto progimnazijos 6 klasėje. Klasėje mokosi 24 mokiniai. 2 iš jų yra nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Pamoką veda mokytoja Ilona Tulabienė. Pamoką mokytoja planavo pagal universalaus dizaino mokymuisi, toliau UDM prieigą. UDM pamoka planuojama pagal šią struktūrą. Pamokos tikslas – rezultatų numatymas, barjerų ir pastolių suplanavimas, skirtingų būdų ir priemonių sudominimui informacijos pateikimui, žinių demonstravimui numatymas, refleksija. UDM prieiga sako, mokinių įvairovė yra natūralus reiškinys. Ji yra nuspėjama, todėl į ją būtina atsižvelgti planuojant skirtingų sudominimo, informacijos pateikimo ir žinių demonstravimo būdus bei priemones. UDM prieiga taip pat teigia, ugdymosi barjerai yra aplinkoje, todėl mokiniams gali reikti pastolių skirtų jiems įveikti. Pamoka buvo suplanuota pagal 3 UDM principus, kurie aktyvina 3 pagrindinius smegenų mokymosi tinklus. Skirtingi būdai įtraukimui ir sudominimui, skirtingi būdai informacijai pristatyti, skirtingų veiklos ir žinojimo raiškos būdai. Detalų pamokos planą ir užduočių medžiagą rasite šio filmuko prieduose. Daugiau apie UDM rasite UDM gairių leidinyje. Toliau stebėdami pamokos eigą išryškinsime pagrindinius UDM elementus. Tai šiandien norėčiau pakalbėti apie kelionės biudžeto planavimą. Tai šiandien mūsų pamokos tikslas yra, naudojant matematinius veiksmus, sudaryti klasės atradimų kelionės biudžetą į Paryžių arba į Vilnių. Pamokos pradžioje mokytoja aptaria pamokos tikslą, laukiamus rezultatus, pristato naują medžiagą. Mokiniai skatinami patys kelti mokymosi tikslus, taip ugdant savivaldaus mokymosi gebėjimus. Kadangi šis gebėjimas gali būti ugdomas, mokytoja sąmoningai įtraukia mokinius į tikslo formulavimą. Tiksliniai klausimai padeda mokiniams struktūruoti mintis, suskaidyti užduotį į mažesnius žingsnius ir ją geriau suprasti. Mokytoja pasirenka mokiniams aktualią temą – kelionės planavimas pasirinktų maršrutų. Mokiniai turės nuspręsti, kur nori vykti, taip pat apskaičiuoti pasirinktos kelionės biudžetą. Dabar įsivaizduokit situaciją tokią, kad mūsų Gargždų kranto progimnazijos 6-okai dalyvavo jaunų išradėjų konkurse. Tie, kurie organizavo tą konkursą, skyrė prizą. Piniginį, bet to piniginio prizo neduoda jums į rankas, bet leidžia išleisti kelioniai. Rėmėjai padidino tą prizą. Ką reiškia prizą padidinti? Turėsim daugiau pinigų. Pristatydama naują medžiagą, mokytoja atsisako aiškinimo ir naudoja atvirų klausimų metodą. Pirmoji dalis skirta biudžeto sąvokų išsiaiškinimui. Antroji naujos medžiagos pristatymo dalis skirta matematinių procedūrų išsiaiškinimui. Mokiniai provokuojami prisiminti ir susieti biudžeto ir matematinės sąvokas. Pamokoje informacija yra pateikiama skirtingais būdais. Mokiniai girdi mokytoją, kitų mokinių atsakymus, mato užduotis ekrane, taip pat gali paskaityti medžiagą raštu. Tai padeda jiems skirtingais būdais priimti informaciją. Toks pristatymas naudingas visiems mokiniams, ypač tiems, kuriems svarbu regimasis arba struktūruotas mokymasis. Mokytoja pristato matematinę problemą skirtą mokinių gilėjančio supratimo skatinimui. Mokytoja kviečia mokinius pasirinkti veiklos būdą. Planuodami kelionę, jie gali dirbti grupėje, poroje arba individualiai. Tokia pasirinkimo galimybė aktyvina strateguojantį neuronų tinklą, kuris atsako už tai, kaip mokinys mokosi. Pasirinkdamas, kaip jam patogiausia dirbti, mokinys tampa aktyvus savo mokymosi planuotojas.
Naujos informacijos analizavimą ir gilėjantį jos supratimą skatina užduoties sąlyga. Ji akcentuoja tikslą suplanuoti biudžetą, į jį įtraukiant pasirinktus elementus iš nustatytų veiklos grupių. Pamokos tikslas nubrėžia mąstymo kryptį, tačiau palieka galimybę savitų būdų kelti individualius uždavinius, modeliuoti turimą informaciją, ją papildyti ir spręsti matematinę problemą. Galimybė rinktis patraukliausius objektus jų lankymui, kelionės būdą, nakvynę, maistą ir sutaupyti lėšų pramogoms įgalina strateguojantį mokinių mąstymą. Interesų ir realių sąlygų dermės siekis suprantamo konteksto pagrindu leidžia mokiniams atrasti realų mokslo ir praktikos ryšį. Kokį norit? Nori Jonai tokį? Niekas nenori. Pomidau centras pomidau. Kažkas nori? Centras. Paryžiaus katakombos? Nors irgi. Tada Jonai Paryžiaus katakombos bus? Aš noriu katakombos su kaukolė. Švento Jėzaus širdies bazilika. Tai, čia transporto kažkokies. O tu norėtum atsiveikti? Paprasčiausiai. Bet tada tu negalėsi. Tu negalėsi kitų šalių. Nakvynę pasimsim pačią. Tik mes keliausim, būsim kambarį. Svarbiausia, kad galime. Mes čia parašėme, kiek kainuos liftu važiuoti. Tai iki antro aukšto, kiek reikės liftų. Čia biškai reikia pavarčinę taip pat. Čia turi būti bilietas parašyta. Aš čia Maitinimas. Gerai, čia maitinimas mes kalbame. Tai gerai, pasiemam transportą, tai ir parašom. Bet man geriau iš viso, kiek mes turim važiuoti, dar 2,7. Tai 2,7 ir atėjom. Reikia dar padaryti. 2, 4, plius 2, Mokiniai, dirbdami drauge, dalijasi idėjomis, priima bendrus sprendimus ir padeda vieni kitiems geriau suprasti nagrinėjamus dalykus. Mokiniai ne tik veikia kartu, bet ir mokosi vieni iš kitų, siekia susitarti. Jie taiko matematinius veiksmus realioje situacijoje, skaičiuoja procentus, palygina kainas, apsvarsto pasirinkimų vertę. Darbas skaičiuotuvu moko trupmenas keisti į skaičius su dešimtainėmis ir šimtainėmis. Grupėse mokiniai pasidalina atsakomybėmis. Vieni skaičiuoja, kiti organizuoja grupės darbą, kiti administruoja gautus rezultatus. Jie pasiskirsto užduotis grupėje pagal individualias stiprybes, interesus. Mokytoja – ugdymosi vedlė. Ji švelniai moderuoja procesą, suteikdama tik tiek pagalbos, kiek reikia, kad mokiniai galėtų savarankiškai atlikti užduotį. Žinių pritaikymas praktikoje, remiantis UDM prieiga, aktyvuoja smegenų tinklus atsakingus už strategavimą. Kiekviena grupė ruošiasi pristatyti savo apskaičiuotą kelionės biudžetą. Mokiniai laisvai renkasi pristatymo formą. Mokymosi skirtumai lemia ne tik tai, kaip mokiniai priima informaciją, bet ir tai, kaip ją geriausiai gali pateikti.
Pristatymų metu išryškėja, kad visi vaikai pasiekė pagrindinį tikslą – sudarė atradimų kelionės biudžetą. Pirmoji grupė pristato kelionės į Vilnių planą. Jie aiškiai išdėsto transporto, viešbučio, maitinimo išlaidas ir pagrindžia savo pasirinkimus. Grupė visai klasiai pristato savo plano vizualizaciją. Tai mes nukeliavom į Vilnių su traukiniu ir mes buvom vidutinio klasėje viešbutyje. Ten mes dar užsisakėm suši. Dar pasidarėm namuose maisto ir atsigėrėm stalo vandens. Paskui mes nuvažiavom aplankyti Gedimino pilį, dar nuvažiavom į Vilniaus universitetą ir Lietuvos nacionalinį muziejų. Antroji grupė pristato savo kelionę į Paryžių. Mokiniai atsako į klasiai ir mokytojai kylančius klausimus ir pagrindžia savo sprendimus bei skaičiavimus. Matematiniai veiksmai ir biudžeto sąvokos tampa prasmingais, nes mokiniai gali juos paaiškinti gyvenimiškos situacijos kontekste. Apgyvendinimas 4 žmonėms sumokėjom 3200, prabangiausiam viešbutai. Ir maitinimui 4 asmenims mokėjom 220 eurų. Tai mes apsilankėme 3 vietas. Pirma buvo Eifelio bokštas ir sumokėjom 170 eurų. Tad mūsų biudžetas buvo 14 850 eurų. Ir mums po kelionės liko 9456 eurai ir 30 centų. Aha, o klausimą jums dabar dar irgi tokį pat kaip ir anai grupiai. Mes buvom aptarę, kad mes skaičiuojam visai klasiai, tai yra 21 žmogui. Tai kaip dabar galvojat, kad jūs pamastykit, ar užtekti tos likusios sumos, kad taip pat lygiai prabangiai pagyventų ir likę jūsų kolegos 17. Tai į ką tada reikėtų atkreipti dėmesį? Bet ar užtektų tiek pinigų klasiai, kaip jūs galvojate? Kitos grupės taip pat pristato savo biudžeto sprendimus. Mokiniai pasirinko įvairias pateikimo formas, atsižvelgdami į tai, kas jiems patogiausia ir suprantamiausia. Tai proga pademonstruoti savo stiprybės, kūrybiškumą. Daugelis grupių savo planą pateikia su piešiniais, schemomis. Bendraklasėms tai taip pat padeda geriau sekti grupių pristatymus. Mokiniams pristatymai suteikia galimybę pademonstruoti savo stiprybės, įsivertinti sunkumus. Aptariant rezultatus, taip pat išryškėja vaidmenų pasidalymas grupėje. Šioje pamokoje matėme, kaip universalus dizainas mokymuisi gali praturtinti ugdymo procesą. Matematikos mokytoja rėmėsi UDM pamokos struktūra. Aiškiai iškėlė pamokos tikslą. Leido mokiniams savarankiškai rinktis mokymosi formas, saviraiškos būdus, pastolius. Mokytojos padėjėja dirbo ne individualiai su vienu ar kitu mokiniu, bet buvo mokytojos pagalbininkė. Tai leido mokiniams, patiriantiems sunkumų, bendradarbiauti su kitais mokiniais ir atskleisti savo stiprybės, ugdyti naujus įgūdžius. Kiekvienas mokinys turėjo galimybę dirbti savo tempu, gauti pagalbą tada, kai jos prireikė. UDM prieiga paremta neuromokslų įrodymais apie mūsų visų smegenų veiklą mokymosi metu. UDM aktyvuoja 3 svarbiausius smegenų mokymosi tinklus – emocinius, pažinimo ir strategavimo. Tai padeda užtikrinti visų mokinių veiksmingą giluminį mokymąsi. UDM prieiga stiprina ne tik mokinių žinias, bet ir jų pasitikėjimą savimi, kuria emocinį ryšį su ugdymosi procesu bei skatina mokymosi džiaugsmą. UDM teigia, vidutinis mokinys neegzistuoja. Universalus dizainas mokymuisi – tai strategija, kuri leidžia ugdymosi procesą struktūruoti taip, kad jis lankščiai prisitaikytų prie kiekvieno mokinio mokymosi poreikių. Tiek turinčių didelį mokymosi potencialą, tiek įvairių sunkumų ar informacijos apdorojimo skirtumų.
Taip kiekvienas mokinys ar mokinė gali patirti sėkmę.